Su poromis mes labiau dirbam čia ir dabar, kas vyksta čia tarp jūsų. Pasižiūrėkit vienas į kitą, ką matot, kokie kyla jausmai, ką nori pasakyti, ką girdi, ką tau sako. Tai visai kitoj kokybėj vyksta ir visai kitoks procesas yra su poromis. ABC, ką mes porų terapijoje, kaip čia pasakyti, mokomės pirmiausia, tai pirmiausia mokomės klausyti. Ar ne? Tada mokomės kalbėti. Ir tada tik tais mokomės, kaip būti kartu ir nesusilieti, bet išlikti individais ir būti santykyje. Tai va čia tik po to iki to ateinam. Su pora dirbam ir su jų abiejų procesu ir tuo pat metu paraleliai su kiekvieno individualiai. Čia, aišku, skirtingi terapeutai gal skirtingas tas technikas taiko, bet dar vat ir kiekvieną šiek tiek pristabdyti. Kas su tavim? O kas su tavim vyksta? O ką jūs čia abu bandot padaryti? Ir kai aš nesu santykiai su savim, tai kaip aš tada galiu būti santykiai su kitu? Tada aš ateinu į santykį su tarsi pretenzija, kad tu užmesk dabar su manim santykį, tu man duok santykį. Aš iš tikrųjų su savim neturiu to santykio ir turbūt tai pats pirminis santykis, kurio aš kaip žmogus, man tai gyvybiškai ar kaip čia pasakyti, svarbus santykis. Bet jeigu aš jo neturiu, aš tada pradedu su pretenzija į santykį. Aš savęs nemyliu, tai tu mane mylėk. Aš save kritikuoju, tai tu mane girk, sakyk man komplimentus. Aš savo neleidžiu, nežinau, ten kažko nusipirkti, ar ne, tai tu man tą duok, ar ne. Ir tada aš iš savo, tai ko savo neduodu, dažniausiai tada ateinu su pretenzija pas kitą. Ir tai yra labai prastas pamatas sveikam santykiui.